Kaip atrodė pirmasis aitvaras? Ar yra kažkokių žinių išlikusių, gal archeologinių ar istorinių, kaip galėjo atrodyti pirmieji aitvarai? Pagal pasakojimus, tai kažkada tai vienam kiniečiui vėjas nupūtė kepurę šiaudinę ryžių lauke. Ir jis ją pačiupo už šniurelio, tai vat ir buvo idėja aitvaro. Aš turiu nuotrauką pirmo europinio aitvaro, kuris yra išlikęs, tai yra olandiškas aitvaras, jis yra labai nedviprasmiškai ritualinis, nes ten yra elnias devyniaragis, mandala, žvaigždė ir šokantis apačioje žmonės. Supratau, kad aitvaras pats susijęs su ritualais tam tikrais, ar ne? Labai skirtingos yra kryptys. Yra viena kryptis, kur yra tas toksai kaip mitologinis bendravimas su anapusybė aitvaro paskirtis, kur leidimas į dangų, tai yra nedviprasmiškai leidimas į dangų, kažkokios žinutės. O kita kryptis nuėjo rytų visą tą ir Korėjoje ypatingai, ir Kinijoje, ir kituose kraštuose kovinė. Buvo karo tikslams. Aš iš Giedrės išmokau gaminti aitvarus, nes jau ilgai su ją gaminu. Reikia lipnios plėvelės, kokias turit namuose, po to polietileninio maišelio ir pagaliuko. Kerpiu šoną maišelio, perkirpam dugną. Aitvaras, vienas dalykas, jis labai gerai, kad jis skrenda be garso ir prie to jį gali virvutę nusivesti, kur nori vienas žmogus. O pats jisai dangui. Tai buvo naudojama ir pilių visokių padegamais skysčiais atmėtymas ir visokiam degančiom strėlėm. Kariuomenė visa pasiruošus kažkokiam mūšiui įtampa, valandą laiko prabūna tylo ir staiga virš galvų cypdami, kaukdami, jie garsą priderina prie tų aitvarų. Praskrenda kažkokių baisių velnių kaimenė. Ir jie visi sutrinka ir tuo metu labai paprasta susidorot su kariuomenė didžiulė. Pradžia tai, gal kaip koksai, dar ne korpusas, bet kaip, gražioji aitvaro dalis. Tai tuomet kerpam maišelį įstrižai, deimantuko formą. Užsivėlina, nepagamini ir praeina tos vėluotos dienos. Aitvaras iš principo nėra ilgalaikio naudojimo, jis yra toks pagal tą visą, kas yra vadinama rytų filosofija, tai yra laikinas, labai toks trumpalaikio padarėjai, pasidžiaugiai, paleidai, atliko savo paskirtį ir viskas užmiršai. Na, jeigu prisiminus, kad pirmasis aitvaras buvo skrybėlės formos, buvo apvalus, tai kas atsitiko, kam šovė mintis padaryti jį rombo formos, keturkampį? Rombas nėra labai toks jau senas dalykas. Kiek aš žinau istoriją, tai tas tedė arba du pavadinimai yra deimanto forma arba tedė meškiuko. Tai kažkoks amerikonas darė su vaikais ir užtvirtino tą formą kaip vieną iš populiariausių ir pasklido. Reikia jo susikaupti į aitvarą, nes po to gali nušlaivoti ir gali neskristi. Tai jeigu pasigamini tvirtą, kuris laiko, tai užtenka ir vieno. Bet tai jeigu nepavyksta vis ir nori vis spalvinti, tai gali prisigaminti kiek nori. Čia yra stuburas aitvaro. Galima sakyti, va čia kai rankos, tai rankas irgi nuo vieno šono iki kito. Aitvarų sostinę mes galim skelbti kokį miestą? Zapyškį turbūt. Turbūt. O prezidentė turbūt Giedrė, ar kaip čia mes kaip sudėlioti? Ne, su prezidentais aitvaruose nieko neišeina. Nėra ten tokių pareigybių. Mes čia, kai tą klubą steigiam irgi galvam, kaip čia pasivadinti, kaip nori, taip vadinkis. Laisvo oro direktorius. O nebūna tokių klausimų, niekas jums neuždavinėja, ką jūs neturit čia ką veikti, kokią lysvę paimtumėt, sukastumėt ten... Labai mėgiami klausimai. Kodėl taip užsiimat, ką čia veikat, kodėl lakstat po pievas? Aš neturiu atsakymo. Dėl to, kad smagu. Esu bandęs daug kartų piktas, buvau susinervinęs ir gaminti aitvarą ir man vis neišeidavo. Tai vienas iš mano pastebėjimų tai yra, kad aitvarą reikia daryti su linksma nuotaika, su užsivedimu. Nukirpti mažą gabaliuką ir užkišti po aitvaru priekiu, smygaliu pačiu ir užklijuoti. Ir tuomet tiesiog tą izoliaciją užlenkti ant pagaliukų. Buvo vienas įsišiepęs aitvaras. Ir laikė man labai ilgai, jisai tarnavo gal 2 metus, tai va, ir lenktynes su juo buvau laimėjęs vienas varžybas aitvarų. Ar tiesa, jog kiekvienas žmogus turėtų per savo gyvenimą pasidaryti bent po vieną aitvarą?
Labai linkėčiau pabandyti. Kas vyksta, kai darai aitvarą? Tu negali apie nieką daugiau galvoti. Nori, nenori, turi susikoncentruoti, nes nesigaus. Ir dar netgi įleidžiant, irgi tu, kad ir kokiu rūpesčiu turėtum politinės svarbos, ten kažkokiu, aš nežinau, nieko nebus, jeigu tu galvosi apie ką nors kitą, lėkdamas per pievą su aitvaru. Nes tau reikia žiūrėti, kur bėgi, reikia žiūrėti, kur skrenda, reikia žiūrėti, ką kiti veikia aplinkui ir reikia dar visą tavą kontroliuoti. Tai tu vos save sugebi susikontroliuoti. Ir tas yra iš tikrųjų labai smagu. Atsiranda kažkokios erdvės viduj. Išsibarsto tavo tie visi rūpestėliai, reikalėliai ir pradedi vis tik tai žiūrėti iš to, gal sakykime, aitvaro taško. Reikia surišti abudu pagaliukus, kad jie nesimakaluotų nuo šonų ir tuomet į apačią šnūrą asimatuoji, kad būtų toks ilgis. Ir tuomet kerpam biškį už. Ir kišam pro apatinę skylutę, kurią išdūrėm aitvaro prie galo apačios. Rišam tuomet tokį mazgą, kuris, tėtis man sakydavo, kad vadinamas kaitoru. Kaitorai tai yra tokie aitvarai. Čia yra toksai mazgas, kurį irgi naudoja dar pasparniai. Tai jisai susiveržia ir tuomet dedam ant tos kilputės, kur mazgelis jos buvo, kad ir užveržia. Tai kokį aukštį pakyla aitvaras? Kiek turi virvės, tiek pakyla. Tik tai mes esam susitarę su aviatoriais, kad jeigu daugiau kaip 0,5 kilometro leidžiam, būtinai paskambinam į bokštelius ir pasakom, nes yra lėktuvų trasos. Aitvaro uodega yra reikalinga dėl to, kad jisai turėtų pusiausvyrą. Iš tų atraižų maišo tuomet surišam į liniją, kaip kokie 9 aitvarai, kad jinai turi būti labai ilga, po to galima iš skirtingų maišelių daryti, kad jinai būtų spalvota. Ir jau turim pagamintą aitvarą. Kodėl Zapyškis beje? Aš net neprisimenu gerai, kaip ten atsitiko, bet ten yra labai graži ta erdvė prie bažnytėlės. Vienas dalykas, kitas dalykas yra upė, kur visą laiką yra brizas nuo vandens. Tai netgi va to visiškai nevėjotam dienom vis tiek išskraidina bent jau mažučius tos mūsų aitvariukus vaikams. Aitvaras, kai būna stiprus vėjas, sukiojasi į šonus, tai vadinasi reikia daugiau uodegų, kad jisai būtų stabilesnis. Yra tas dvelksmas, kuris yra visą laiką pučia. Vienas laiko aitvarą, o kitas žmogus bėga prieš vėją ir kitas dar gali pastumti orą ir tuomet aitvaras pradeda kilti viršų. O tai jūs pažįstat gatvėje, kur eina tikras aitvaristas ir eilinis toks, mėgėjas? Jie turbūt skiriasi, ar ne? Pirmiausia, žiūri į dangų. Nebūtinai. Nes matot, kaip yra aitvarų, yra labai daug rūšių. Pavyzdžiui, yra jogos aitvarai, kur ekstremalus sportas. Tai irgi savotiškas turi būti smegenų vingis pas žmogų, kad jisai viską metęs, mokėtų ten tokius jau nemažus pinigus ir važiuotų, kai gerai pučia ant vandens. Tie aitvaristai, jie yra kitokie šiek tiek žmonės? Manau, kad taip. Ir aš tai manau, kad kiekvienas žmogus, ko gero, turi tą, tik tai arba jisai sau leidžia, arba neleidžia vaikščioti užkėlus galvą į dangų. Čia yra užsivedimas. Jeigu žmogui patinka, tai jisai ir gamina. Ir gali ir bet kokiam mieste gimti žmogus, kuriam labai patinka ir gali daug daugiau užkliūnėti gaminti. Čia visiškai nepriklauso nuo miesto.